Dėkuoju pirmininkaujančiam. Labadiena, Mindaugai. Du klausimai, jeigu galima, konkrečiai, kad tiesiog, nes šiandien ryte užsiminė, tai atsirado antras klausimas. Pirmas būtų dėl Kinijos. Ar Kiniją laikote grėsme vakarų civilizacijai ir mums? Ir antras klausimas dėl jūsų šio ryto interviu, kur minėjote apie Europos vadovų tarybą. Tai labai pritardamas dėl to, kad mums tikrai trūksta politinio matmens ir tų susitikimų, kurie būna Europos vadovų tarybai politinio matmens. Socialistų tikrai yra labai daug Europinės šeimos, Europos vadovų taryboje ir jūsų ten balsas atstovaujant partiją premjero postė būtų labai stiprus, sustiprinant Lietuvos pozicijas tenais Europos vadovų taryboje. Tai norėjau paklausti dėl tolimesnių žingsnių. Ar tai būtų susitarimas su prezidentu, ar galima visgi tikėtis kažkokio tvaresnio sprendimo, pavyzdžiui, įstatymo projekto, su kuriuo jūs ateitumėt, kad mes Seime galėtumėm jį priimti ir kad Europos vadovų taryboje klausimą vieną kartą uždarytumėm ir turėtumėm tvarų sprendimą šito klausimo? Taip, tai dėl atstovavimo EVT aš manau, kad kol kas aš matyčiau galimybę tartis ir susitart su ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentu. Tematikoje EVT yra ir užsienio politika, ir gynyba, kas yra labiau prezidento turbūt temos, bet yra aišku ir biudžetas, ir ekonomika, kas greičiausiai turbūt vyriausybės temos. Aš tokį požiūrį esu išreiškęs. Taip, socialdemokratų Europoje turim, tiesą sakant, ne tiek daug, kiek norėtųsi, be Maltos, Ispanijos, Lietuvos ir Danijos turbūt kukliai daugiau, ką mes turim, gal turėsim ateityje, bet aišku, koalicijos partinių pagrindų, ar IPP, ar PESO, ar SND, manau, kad jos turi tam tikrą reikšmę pasiekiant nacionalinių tikslų tame tarpe. Tai aš kol kas tikrai galvoju, kad vadovai sugebėsim susitarti ir vis tiek vadovai vykstantis į EVT, jie mandatuojami, nevyksta tiesiog su savo nuomonė ir su savo patarėjų korpuso nuomonė, jie savo pozicijas gauna pritarimą ar approvalą kažkokį ir komitetuose, ar ne, nėra taip, kad važiuoja ir nieks nežinoma, apie ką kalbama ir kas bus diskutuojama arba kokios Lietuvos pozicijos. Tai ta sinchronizacija matyti jį yra. Ar jinai galėtų būti su mano įsitraukimu? Sakau, atviras klausimas. Apie tai kalbėsim su ekscelencija prezidentu. Aš manau, kad čia tikrai susitarsim ir nesigalinėsim. Dėl Kinijos nėra tas klausimas paprastas. Akivaizdu, kad Kinija, kad yra, demonstruoja tam tikrą grėsmę, matyti vakarų civilizacijai, matyti, kad, neturint man kažkokių įrodymų, čia taip jau teikti gal per drąsu, nes mano bet kokie pasisakymai dabar matyti traktuojami ir cituojami ir fiksuojami, ar ne, tai aš gal šį kartą sau leisiu kukliau pasakyti. Aš nesimsiu vertinti grėsmės lygio, ar tai grėsmė, kokio dydžio ir agresija, čia tokia retorika nemanipuliuosiu. Aš tik tai noriu pasakyti, kad kas jums turbūt nepatiks ir gal iki šiol nepatiko, bet ir ši vyriausybė vis tik tai norės, kaip ir kitos ES šalis, turėti tam tikrą diplomatinį santykį su Kinija. Tai ar tai nuneigia vieną kitą, ar tas teiginys, kad mes norėsim turėti santykius, nuneigia klausimą arba atsako į klausimą apie grėsmę vakarų civilizaciją, aš nežinau, bet tokius santykius atkurti, ar sukurti, ar stabilizuoti, ar normalizuoti, wordingas ne tiek gal svarbu, bet tokią ambiciją mes vis dar turėsim užsienio politikos baruose.